5. Po sužadėtuvių ramiai gyvenome beveik mėnesį. Į Maksimą vaikščiojom susikibę už rankučių. Daugiau niekur iš namų nėjom, nes vieniems buvo geriau. Po mėnesio meilė vėl pradingo. Aš iš darbo eidavau tiesiai į barus. Ji iš pradžių ant manęs nepykdavo, todėl baruose likdavau vis ilgiau. Vieną vakarą bare sutikau draugų draugę. Su ja daug įdomiai kalbėjom, vėl pats savo įdomus pasidariau. Ta naktį, sužadėtiniai miegant šalia, aš galvojau apie bučinį bromę ar galimybę palydėti draugų draugę iki jos namų. Namuose ir toliau aistrą gesino buitis, o bare visada būdavo draugų draugė. Ji mane supažindino su savo draugėmis ir aš kartais nebežinodavau, kurią norėčiau palydėti iki namų. Pirmą kartą gyvenime savo telefone turėjau tiek daug moterų kontaktų. Jos man rašydavo neutrales žinutes. Dažnai joms pats rašau. Vieną naktį sužadėtinė atvažiavo manęs į Vilniaus gatvę, bet aš nelipau į jos mašiną. Jei nuvažiavus gatvėje likau vienas ir nelaimingas, todėl kitą dieną važiavau pas jos tėvus su gėlėmis ir kurį laiką į barus nėjau. Po tekstu tinka Arctic Monkeys, Wait You Only Call Me When You Are High. Kai ją grojo radijas, aš buvau tylus studentas ir nieko daugiau. Martynas. 6. Prieš vestuves daug nervavomės. Sužadėtiniai buvo svarbu atrasti mūsų abu atspindinčias spalvas, sužavėti svečius dar niekur nematytomis dekoracijomis. Aš nežinojau, kokios spalvos atspindi mane, todėl daug domėjausi moteriškų žurnalų testais. Tada sužinojau, kas yra rustic, vintage, barn, backyard, garden vestuvės ir kaip svarbu pritarti savo būsimai žmonai, jokių būdų neištarti, kad tai tas pats. Vestuvių organizavimo pradžioje nuėjome pas fotografę. Jos studijoje buvo skirtingų fonų ir įvairaus rekvizito. Man teko pozuoti kostiume su kaklaraiščiu, vilkint kalėdinį megztinį ir kažko lininius baltinius, kuriuos mačiau tik fotosesijos metu. Nuo studijos lempų aš daug prakaitavau ir fotografės asistentas man vis taisė makiažą. Taip pozavome visą šeštadienį. Iš fotosesijos nuotraukų sužadėtinė išsirinko vieną ir pagamino. Save vedeit su sveikinimu žiemos švenčių proga. Ji labai norėjo, kad per kalėdas giminės kalbėtų vien apie vestuves ir sužadėtinės mamai skambintų su sveikinimais. Pirmoji vestuvinė tragedija mūsų ištiko spaustuvėje. Sužadėtiniai buvo svarbu viską atspausdinti ant ypatingai grublėtos tekstūros popieriaus, kurio iš užsienio laukėm beveik 2 savaites. Per tą popierių mes pamiršome raidžių spalvą ir galutiniam rezultate ant ypatingai grublėto popieriaus nesimatė, kas parašyta. Sužadėtinė į tai sureagavo skaudžiai, net norėjo vestuvės atidėti metams. Ji daug verkė ir aš to negalėjau suprasti. Žinoma, save vedeit, išsiuntėme laiku ir per kalėdas visi kalbėjo tik apie mūsų vestuves. Šį kartą dainų nėra. Martynas. 7. Vestuvių svečių sąrašo sudarime dalyvavo daug žmonių. Žinoma, buvo daug debatų, pykčių ir ilgų tylų. Mes su sužadėtinė norėjom mažų vestuvių su šeimomis ir tikraisiais draugais. Tuo metu, mūsų tėvai suprato vestuves kaip. Iki šiol negaliu dovanoti giminėms iš tėvo pusės. Su tėvų skyrybomis aš netekau tetos šeimos mano amžiaus pusbrolių, su kuriais susitikdavau kiekvieną savaitgalį. Staiga savaitgaliais ir per šventes mes likom dviese su mama, o ji buvo labai liūdna, todėl aš visada būdavau vienas. Mano mama vienatvės liūdesio metų nepamena. Ji nepyksta ant tėvo giminių ir per vestuves jie visi linksmai linksminosi. Dabar, po beveik 1,5 metų, jie vėl mus pamiršo. Tik šį kartą man dėl to nebėra skaudu. Šiaip, gailiuosi dėl 40 iš 75 vestuvių svečių. Dabar žinau, kad vestuvės uždaro vieną gyvenimo etapą ir atsijoja to etapo žmonės. Nors man iki šiol keista 100 savaitgalių kepti šašlikus kartus, o jau 101 ne. Be jokio konflikto, be jokios priežasties, tik pradėjus nešioti paprastą žiedą arba jį nusiėmus. Teksto tema rekomenduoju prisiminti Hamletą arba pažiūrėti Lars von Trier, Melancholija. Man labai patinka Kirsten Dunst filmai, nors gražiau žiūrėti į Ofelę paveikslą. Kažkas labai gero prasižiojusių moterų vaizde. Tiesa, Martynas. 8. Po sužadėtuvių jos tėvai mane įsimylėjo. Pagaliau ant kūčių stalo buvo tik man vienam patinkančių piroškų su grybais, kurios simbolizavo oficialių mano įžengimą į šeimą. Kūčias ir kalėdas su uošviais praleidome sesutės Molėtų rajone.
Jų namuose nebuvau buvęs nuo kada jie juos nusipirko. Kažkodėl tikėjausi 3 dienas praleisti nešildomoje skylėje su neveikiančiu ūk, bet o jot kaip realybė skiriasi nuo kada žmonės nori paramos. Priminsiu, kad sesutė iš vargo mano namuose atsidarė grožio saloną. Kartais ji sakydavo turinti licenciją, kartais nagus daranti tik draugėms. Be to, mes su sužadėtine nuolatos perkraudavome šaldytuvą sesutės vaikams patinkančiu maistu. Molėtų rajono namas ir net kiemas atrodė gerai. Apdaila buvo tvarkinga, naudotos medžiagos geros kokybės, prabangios. Šeima jau buvo nusipirkusi baldus, kilimus, šviestuvus. Jų namuose nebuvo paveikslų ar reprodukcijų, bet ir mano uošvių namuose kabojo tik liūdnas papirusas iš Egipto. Jau buvau bepradedantis mazgote laikyti žmogumi. Nusiraminau, kad vaikai gyvena šiltuose ir jaukiuose namuose. Tačiau, pagarba išgaravo, kai virtuvėje pamačiau LG šaldytuvą su dideliu tabletu ant durelių. Taip, tą reklamuojama. Viskas būtų visai ok, bet negražu už pašalpas ir gailestį pirkti prabangos prekes. Po tekstu norėčiau pasakyti, kad faino žmogaus namai privalo turėti bent vieną paveikslą, reprodukciją ar plakatą. Martynas.